Sveiki dviračių sporto mėgėjai, entuziastai ir profesionalai, galima sakyti, jeigu žiūrės tokie. Su jumis Augustas Ir Arnas. AD Films komanda. Šiandien pristatysime jums Dviračių naujienas. pasaulyje ir Lietuvoje. Jo, kas. Gal pradėsim, nežinau nuo ko. Gal Nuo didžiausių ir svarbiausių naujienų. Tai gal trieko, nu ką. Nuo jauniausios Olivijos Baleišytės, kuri pasiekė tikrai įspūdingą ir pergalę. Ir tai gal daugiau pasakysi apie ją? Praeitą savaitę jinai dalyvavo Gento 6 dienų treko varžybose. Jo, Belgijoje, man atrodo, jeigu neklystu. Tai Belgijoje Gento mieste. Ką galim pasakyti apie kitus treko sportininkus? niek. Ne tiek ir daug jų mes turime, Jo, bet turime aukščiausios klasės sportininkus. šiaip galim sakyti, kiekvienoje grupėje turim. Ne, žodžiu, turim tris sportininkus, tai Vasilijų Lendel, Simona Krupeckaitė ir Olivija Baleišytė, kurie garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje. Tai, kiek girdėjau, Vasilijus Lendel pakilo į kelintą vietą. Į antrąją vietą. Bendrai įskaitoje. Čia Keirino rungties, man atrodo. Jo, Keirino rungties bendrai įskaitoje. Tai galima sakyti, jisai beveik stipriausias pasaulyje Keirino rungtie. Galim sakyti ir taip. Jeigu mes išlaikys kuo ilgiau jisai. Tai man atrodo, daugiausiai pasiekęs Keirino rungties atstovas Lietuvoje. Neskaitant ir Simonos Krupeckaitės. Nu, tarp vyraš, turiu menį. Nes man atrodo, čia tik tai pirmoji ir sprinterių karta. Nu, iš tikrųjų taip, nes pagaliau Panevėžyje turim treką ir galim treniruoti žymiausius sportininkus. Tiek mažus, tiek didelius. Užauginti naująją kartą trekininkų. O turime moterį labai stiprią treko dviratininkę. Jo, tai tikriausiai visi tai žino, tai Simona Krupeckaitė. Gal gali daugiau apie ją? Informacijos šaltiniai pasiekė, kad pasaulio reitingai jinai dabar sprinto rungtyje. Sprinto rungtyje? Taip, Negaliu patikėti. aš irgi. Ir gal galim pakalbėti apie plento atstovą? O plento atstovus galima, profesionalius galima skaičiuoti ant rankų pirštų, Ant vienos rankas pirštų čia. kurie važiuoja pro turę. Ja, o vienas žymiausių tai Ramūnas Nevardauskas. Jisai pernai šiemet važiavo Kanandėl komandai. Jo, Ar Kanandėl. Garmino? Kanandėlą, jau Kanandėlą. Kanandėlą. Anais metais dar užpraeitis, man atrodo, Garmino vadinasi, jau šitais Kanandėlą. Bet visgi pereina į naują komandą, tai Bahrain Merida, kur mins su tikrai profesionalius, vienu žymiausių sportininkų, tai Nibaliu, kuris turi 3 čempiono titulus daugianėjose varžybose, tai Giro d'Italia, Tour de France ir Vuelta d'Ispanija. Tikrai? Taip. O Tikrai. iš kokios komandos jisai perėjo? Iš Astanos, kiek Tai žinau. čia naujai susiformavusi komanda? Jo, nu, jis susiformuos ir tikriausiai labai galinga turėtų būti tame sezone ir tikrai rodyti klasę. Ne tik galinga, bet ir su dideliu biudžetu, jeigu gali sau leisti tokius sportininkus kaip Ramūną Nevardauską. Nu, iš tikrųjų, turėtų ir neblogą algą gauti, iš tikrųjų. Nu, bet mūsų tokia informacija nepasiekė, tai tik jūs skaičiai galime sakyti. Ką mėgėjai veikia žiemą? Mina, ką? Pajūrių mina. Organizuoja slibinų pajūrį. Jo, čia tikrai vienas įspūdingas tokios nevaržybas, tiesiog renginys, treniruotė galim sakyti. Kai Elijus Čivilis tai rengia, tai nuo Latvijos iki Baltarusijos, jos sienos. O važiuos jie pajūriu ar važiuos dviračių takeliu? Pajūrių. Ir tikrai, kiek girdėjau, Latvija nori prisijungti prie jų ir įveikti tai visi kartu. Ar nepamaišys jiems oras, nes Nu, oras tikrai nėra geras, kiek šiandien minėm treniruotį, tikrai sušalam. apranga svarbiausia. Nėra blogo oro, yra tik blogas pirštinis. Plonas pirštinės. Jo.